Tai mes čia su Vaidogu turbūt šitą problemą geriausiai žinom. Jisai tą dieną, kada buvo balsavimas, nebalsavo, nes tą dieną 2000 metais įsigaliojo įstatymus, kad seniūnai negali būti tarybos nariais ir jis nebalsavo, kaip ir nebalsavo Kedilys, kuris nedalyvavo, kiti. Gustaitis taip pat nebalsavo, bet jisai tada buvo Gustaitis naujos sąjungos meras ir jie iki tos dienos paruošė, reiškia, tą visą planą. 2000 metais buvo, kaip tik laimėjo rinkimus ir atėjo valdyti Gustaitis, pasikvietė kompaniją Kovi Baltic. Kovi Baltic paruošė studiją, ko Prienų rajonui reikia šilumos ūkiui. Ir rugsėjo mėnesį buvo pateiktas tas planas, kurio mes buvom net nesusipažinę, pateiktas balsavimu. Tada buvo taip, kad jie turėjo daugumą ir 16 balsų dauguma. Reiškia, 16 balsų buvo, reiškia, tarybos narių, buvo priimtas tas, reiškia, nutarimas, kad priimta visą sistemą šildymo keitimo. Va, ir buvo pakviesta, reiškia, E-energija, o paskui Gustaitis pasirašė, reiškia, tą visą tvarką. Dabar pradėjau aš domėtis šitų reikalų, maždaug prieš 3 metus būdamas vicemeru. Va, ir mes padarėm kai kuriuos namų darbus ir kada šneka dabar kai kurie apie šilumos ūkį nelabai turėdami supratimo, tai atrodo net keistai važinėja į Trakus, į Ukmergę. Mes irgi važiavom ir su Kopūstu šnekėjom, ir su Trakų meru, ir buvo energetikai, ir buvo juristai, kalbėjom ne kartą ir aukšto lygių kalbėjom. Yra sąlygos, kurių negali pakeisti, kurias riboja mums sutartys, kur reiškia nelabai galim keisti. Bet mes padarėm namų darbus kitai, mes gudriau padarėm. Mes atsiėmėm sviesto katilinę ir joj konkrečiai norim padaryti bio katilinę. Va, ir dabar gavom mes tokių lygtai pasiūlymų. Vienas iš pasiūlymų, kurį, reiškia, padarė specialistai, tai būtų maždaug biokatilinė apkūrenama drožlėmis ir ji kainuotų su ES pagalba apie 6 milijonus. Atnešė pasiūlymą ir kiti, kur jau suma 10 milijonų, katilinė labai panašiai būtų. Čia nepaslaptis, kad energijos pasiūlymas toks yra. Bet kada žinai, kad jie siūlo imti paskolą iš banko ir dar su procentais, tai tada pagalvoji, kad gal geriau palaukti šiek tiek ar pusę metų, ar kiek, kad gautų ES pagalbą. Tada žmonėms būtų pigiau, nes jeigu jie patys, tarp kitko, jie tik samdyti direktoriai yra, akcininkai yra pas juos pasaulinio banko ten struktūros, tai jeigu mes gauname ES pagalbą, tai aišku, šitie visi pinigai mažiau kainuos gyventojams. Jeigu jie ima tuos 10 milijonų ir stato tą biokatilinę dar su palūkanom, tai jie atskaičiuos viską gyventojams, pratęs sutartį dar kažkuriam tai laikui, ir viską kas mokės? Mokės vartotojai. Tai mes galvojam, kad mes su ES pagalba turėtum pasistatyti katilinę, kurią eksploatuotų savivaldybės kažkuri tai įmonė, šilumos tinklai, ir kad jos pagalba mes galėtum atpigyti kainą. Pone Arūnai, jūsų matymas šitas problemos? Jo, aš tik tai trumpai užbėgdamas už akių noriu pasakyti, kad kas liečia čia paminėjo Kęstutis Palionis, tai jeigu apie istoriją, tai reiktų prisiminti, kas dėl ko ten buvo, sakykime, ta privati kompanija atėjo, nes jau buvo arti bankrotų šilumos tinklai valdiški ir buvo 4 milijonai skolos. Tai čia tik praeitis, bet kaip meras minėjo, tai aš noriu pasakyti, blogiausia, kad buvo sutartis nekokybiška, teisiškai ne tokia pasirašyta, kokia turėtų būti. Galbūt dėl to, kad valdžioje tada žmonės, sakykime, buvo naujai atėję, galbūt dėl to, kad nebuvo tokių įvykių Lietuvoje, nebuvo pasirašinėjimus tankiai sutartis su šilumininkais ir jie turėjo, aišku, daugiau pinigų, turėjo įtaką, pasisamdė geresnius juristus ir pasidarė tą sutartį tokią, kokią turim. Ir dėl to, aišku, kenčia žmonės, bet, sakykime, į tą kainą, kurį dabar taip iškilus, tai, aišku, 70% sudaro kuro rūšis.
ir dar iki 8 metų mokėjo tas palūkanas už 4 milijonus, kurie buvo, reikėjo grąžinti, visą tai buvo įskaičiuota gyventojams. Tai vat šitiek dalykai, bet aš galvoju, aš paprieštaraučiau merui dėl to, kad turi būti būtinai valdiška ta įmonė. Aš manyčiau, ir privatus verslas, jis gali gerai dirbti, jeigu mes gerai surašom sutartis ir sąlygas. Tai pavyzdžiai šiandienai akivaizdus Prienuose, tai yra miesto tvarkymas. Mes atėjom, buvo išleista valdiška įmonė, eksploatavo miestą, Prienų būtų ūkis, tai išleisdavo į metus beveik 1,5 milijonų priežiūrai. Šiandien po konkurso paskelbto mum atėjus į valdžią 2007 gavom 600 000 miestų priežiūrai, tai daugiau negu dvigubai pigiau ir dabar lėšų trūkumui esant, berods iki 500 000 sumažintas finansavimas ir pažiūrėkit, miestas tvarkomas ir dar kokybiškiau, tai žmonių yra net pasakymai. Tas pats autobusų parkas, puikiai visi žinom, kad irgi kas buvo, kai buvo valdiškas, kokie autobusai važinėjo, paskendės skolose buvo ir taip toliau. Šiandien dienai autobusai normalūs jau važinėja kada privatus ir negana to dar savivaldybė skolinga ir pinigų, bet jie dirba ir egzistuoja. O jeigu būtų mūsų įmonė, tai direktorius iš savivaldybės neišeitų, kad kiekvieną mėnesį prašytų kompensuoti. Tai aš privedu prie to, kad yra ir privatus verslas, kuris dirba gerai. Ir aš dėl ko kalbu, dėl to, kad šiandien dieną, jeigu paskelbtume konkursą, tai žiūrėtume, kokį mes rezultatą gautume ir savivaldybei nereiktų užsikrauti naštos jokios, įmant paskolas ir atidavinėjant procentus, tuo labiau apyvartinių lėšų reiktų įmonėje, jinai šiandien stovi, sakykime, vos kvėpuojantį. Tuo labiau kaip ten ir vadovai nelabai, aš įsivaizduoju, kompetitingi, kadangi per 10 metų jie turėjo dirbti tą sritim, kad kažką padaryti, kad būtų ta kaina mažesnė, kad siūlytų savivaldybei ir tarybai, kad kažkokius sprendimų būdus dėja, to nieko nebuvo, kol nepradėjo, sakykime, pati valdžia laužti. Tai aš manyčiau, kad čia gali būti privatus operatorius ir su gerom sąlygom. Čia viską priklauso nuo to, kaip mes sutartis surašyti. Aš tai paprieštaraučiau tam dėl privataus, vien dėl to, kad dabar šilumos įstatymas leidžia privačiam, sakykime, įdėti tokias išlaidas, kur kituose versluose neįdėsi. Tarkim, apyvartiniam lėšom. Kitas verslas, jeigu tik turi savo apyvartinių lėšų, jis daro iš apyvartinių, nes tą produktą ar ką tiekia pigiau. Jiem nereikia. Jie įdėjo banko paskolą, palūkanas ir gyventojai sumoka. Kuras pabrango, jie ten paskaičiavo, vėl įdėjo viską. Viską, žodžiu, tas įstatymas leidžia jiem praktiškai visas išlaidas sudėti. Ir tarsi teisėta, bet neina jų prigriebti dėl to. Kitas dalykas, šilumos ūkiai nepasirašysi sutarties 2 metams. Pati katilinė, pavyzdžiui, amortizacija 16 metų. Tai vat jie irgi, jeigu statys, automatiškai turėsi pratęsti sutartį vėl 15-16 metų. Ir tų saugiklių aš irgi esu su jais bendravęs ir sakiau, garantuokit man, kad jūs prieniečiams sumažinsit tą kainą 10 centų ar procentais. Jie nei vienas to negarantuoja. Sako, žinot, metodika yra įstatymas, va ten ir skaičiuos. Tai ką tai reiškia skaičiuos? Skaičiuos, paskaičiuos, kad tas pats gaunasi. Tai kam to reikia? Kita vertus, o kaip šnekėjom, jie patys viešuosius pirkimus daro ir pirksta statybos darbus, kur mes ten, va, jeigu apklausę, maždaug galvojam, kad tai gali kainuoti apie 6 milijonus, o kaip Kęstutis sakė, jų pasiūlymas buvo 10 milijonų. Taip. Ir imti paskolą grinai. Ne, tai ten jau su viskuo, tai čia... Tai aš noriu vieną klausimą, visi trupučiu... Nes ir dėl autobusų, ir dėl atliekų surinkimo, aš galvoju, jeigu savivaldybės įmonės tas paslaugas teiktų, pavyzdžiui, ir atliekų surinkimo, jeigu mes turėtumėm įmonę, mes ją taip užspaustumėm, kad tų problemų, kur dabar turim, neturėtum. Ne taip, kai jie gražiai visi šneka, kol gauna sutartį. Kai tik tai gauna sutartį, prasideda problemos. Autobusų parko vėl. Dabar turim, aišku, autobusus gerus, viskas gerai, bet kompensacijos pasiekė 500 000, kai prieš 4-5 metus keliasdešimt tūkstančių.